Bute yra nedidukas ir kompaktiškas prieškambaris, kurį galima pakeisti erdvesne prieškambario spinta. Visai nesenai nupirkta skalbimo mašina, kuriai dar taikoma garantija. Esant poreikiui skalbimo mašinai galima pritaikyti sienų ar laminato spalvos dekoratyvinę spintelę, kuri itin dažnai naudojama ir kaip papildoma daiktų lentyna. Koridoriuje sudėtas šviesaus medžių spalvos laminatas, iš abiejų pusių supa veidrodžiai. Vonios kambaryje sienos, 2 spalvų plytelių, pakabintas elektrinis gyvatukas, papildoma lentynėlė daiktams susidėti. Pakeistas plastikinis vamzdynas, įrengtas dušo padas, kurį esant poreikiui galite pasikeisti į nedidukę dušo kabiną. Tačiau tam poreikio šią akimirką tikrai nėra, kadangi dušo užuolaida suteikia daugiau erdvės. Lubose įrengti elektrą taupantys LED šviestuvai. Keliaujant toliau rasite didįjį kambarį, kuriame įrengta poilsio zona su svetainės baldais, valgomojo stalas su kėdėmis. Kitoje mažiau matomoje kambario pusėje dvigulė lova su kokybišku spyruokliniu čiužiniu, kurioje papildomai įrengti 2 dideli stalčiai, patalynei arba daiktams susidėti. Greta stovi kompaktiško dydžio spinta, kurioje pilnai tilps 1 ar 2 žmonių drabužiai bei asmeniniai daiktai. Pro paskutinio aukšto langus atsiveria puikus vaizdas į miestą, jokio gatvės triukšmo. Virtuvėje, kaip atskiroje buto zonoje, rasite virtuvės baldų komplektą su pajungtu sanitariniu mazgu, didelį šaldytuvą su šaldikliu, kurį esant poreikiui galima pakeisti mažos spintelės dydžio šaldytuvu, kuris pasitarnautų ir kaip papildomas stalviršis jūsų virtuvėje. Virš viryklės rasite spintelę, į kurią galėsite įsimontuoti gartraukį su anglies filtru, kuriam nereikia papildomų išvedimų į ventiliacijos angą. Dujinė viryklė, kuri naudoja į butą atvestas miesto dujas, apačioje elektrinė orkaitė. Bute yra jaukus įstiklintas balkonas, kurio sienos ir lubos iš plastikinių dailylenčių. Balkoną galima sujungti su virtuvės dalimi ir taip turėsite puikią erdvę valgomojo zoną.